Sveiki kolegos, norėjau pasidalinti spreadsheet'o Excel'o, pačio sukurtų, šiaip labai elementarus, bet gal kažkam pravers. Tai čia yra toks trade trackeris, kuris gali susivesti kiekvieną tradą į eilutę ir tiesiog vesti statistiką. Čia dabar yra 100 traidų max. Čia kaip pavyzdys, nes aš jo kuris laikas nenaudojau, tai suvedžiu čia kaip pavyzdį. Tarkim, jeigu starting balansas yra 20 000, čia datą įsivedi, control ir dvitaškis. Tarkim, tą dieną padarai tokį traidą, 2 kontraktus traidinai, uždirbai, tarkim, 10 taškų. Pozicija buvo short, profitas buvo no, yes šiuo atveju, nes jeigu būtų no, turėtų mesti minusą. Čia neina pratęsti, tai čia irgi vedi minusą, tai... Bet čia galima šiaip pagal formulę pasidaryti, tarkim, 100 kart 10, čia būtų 1000. Bet aš kai ką vedu ranka. Jeigu yra vienas kontraktas, tai commissions būtų $2, 2 kontraktai, 4 ir taip toliau. Čia būtų $4. Čia jau galima pratesnės yra formulė. Tai čia pasiskaičiuoja po komisinių, žodžiu, viskas surašyta. Čia pelnas procentais nuo šitos sumos. Ir tada, kai atsiranda čia suma, tada galima prasitęsti ir šitą sumą, nes tada bus sudėta. Kol šitos sumos nėra, šita suma bus tokia pat. Čia orderio tipas, tai ar limit orderis, ar market orderis, tai yra atidarai paspaudus pelytę tiesiog, ar stop orderis. Dar čia yra BTC padaryta ir STC, tai buy the close ir sell the close. Tai buy the close bullish ir bearish scenarijai. Čia gali pasirašyti kažkokias pastabas ir screenshotą. Aš darau tokius screenshotus su light shotu. Tai yra tokia programa. Tiesiog paspaudi print screeną, nusiskrinini ir kampe tada būna ten data domenų bazė, kurioj išsaugoja viską ir tiesiog nuorodą nusikopini ir įsikeli, jeigu nori. O jeigu nenori, tai nereikia. Ir po to čia yra tokia lentelė. Dar papildomų domenų. Tarkim, čia aš pats vedu savaitės panel suvestinę. Tai tarkim, penktadienį mes uždirbom tokią sumą. Tai įsivedi 996. Čia automatiškai, o čia pažalioja arba paraudonuoja, jeigu yra minusas. Ir čia suvestinė. Tai iš viso kiek traidų, to winning rate'as. Tai čia 4 traidus iš 5 laimėjom, tai 8% winning rate'as. Čia tik turėtų būti procentais išreikšta. Va, tai va. Average winning trade, average losing trade. Žodžiu, viskas čia labai aišku. Apie Sharpe ratio ir standard deviation galit pasiskaityti, jeigu norit. Tai čia suvestinė long ir short trade'ų. Tai long trade'ų čia meta erorą, kadangi minusinių nebuvo. Ir žodžiu, viskas čia surašyta. Čia irgi galima vesti statistiką kažkokią, tik nežinau, kodėl nepagauna dabar. Ir yra grafikas. Kadangi 20 000 buvo pradinis balansas, tai jisai toks. Grafiko datą atnaujinti galima. Tai va. Įtraukiam ir šitą traidą. Tai dabar atsinaujino grafikas.
Tai žodžiu, čia yra kiek dolerių uždirbot, o čia yra treidų skaičius. Tai va, žodžiu, jeigu norėsit pasinaudoti ir pradėti vesti savo treidų statistiką, jeigu įdomu, tai po to padaryti kažkokią analizę, kas eina ir kas neina, tai galit naudoti. Čia galit vesti, kitoj skilti yra toks žurnalas, aš seniau vesdavau, tai yra, nežinau, review, kiekvienos dienos ir po to savaitės review. Tiesiog tekstai rašai ir kaip jauteisi, tarkim, treidų metu arba kokias emocijas apima ir panašiai. O čia tuščias šablonas tas pats. Atrodo. Jo, tas pats. Tai va, tai pasidalinsiu Discord'e, jeigu norit naudokit.